Sveikučiai, šiandien barbekiu klasika viščiukas ant skardinės. Galima naudoti įvairius prieskonius, tie, kurie labiausiai jums patinka, bet aš visada marinuoju su druska, pipirais, česnakais granuliuotais, čili dribsniais. Ir labai pasiteisino su jogurtu arba su kefyru. Geriausia vištą yra marinuoti per naktį, laikant šaldytuve, bet jeigu neturit tiek laiko, tai galima tą padaryti ir per kelias valandas. Tai šiuo atveju kefyras, rūgpienis arba jogurtas, jisai padeda tą procesą šiek tiek ir pagreitinti ir tikrai visada yra sultinga ir skani višta. Tai minimaliai nuvalau, nupjaunu tai, kas kabo ir dažniausiai tai yra kaklas ir tiesiog pasižiūrim, kad neliktų plunksnų ir kitų dalykų. Aš į jogurtą pridedu aštrių prieskonių, bet jeigu jums nepatinka aštrumas, tai galite ir nedėti. Vištą gana gausiai įtrinu druska, pipirais, česnakais arba galima naudoti ir kitokius prieskonius, bet tikrai pagrindinis dalykas yra druska, tai druskos reikia tikrai nemažai. Ir šiuo atveju aš pirmiausia įtrinu druska ir prieskoniais ir tik tada dedu į maišelį su jogurtu. Kad procesas vyktų greičiau, įpilu dar truputį gazuoto mineralinio. Aš naudosiu specialų laikiklį vištai, bet jeigu jo neturite, tai galite naudoti skardinę. Į vidų įdedu porą skiltelių česnakų ir nepilu jokio skysčio. Kepimas bus tiesiog ant anglių, bet naudosiu nulašėjimo indą. Taip pat dar pridėsiu ir pagaliukų rūkinimui. Kuriam kepsninę ir kaitinam ją iki kokio 160-170 laipsnių Celsijaus. Prieš kepant vištą aš nuplaunu šaltu vandeniu ir truputį ją nusausinu. Taip pat pridedu dar papildomai prieskonių. Tai prieskonius galit naudoti arba tuos pačius, arba kažkokį prieskonių mišinį. Šiuo atveju naudoju prieskonių mišinį, kuris turi savyje aštrumo ir saldumo ir truputį cukraus. Tai bus galbūt šiek tiek tamsesnė višta, bet labai geras skonis. Šiaip toks kepimo būdas yra labai paprastas, bet kartu ir labai gudrus. Dėl to, kad karštis kyla iš apačios daugiausiai ir šiuo atveju tamsi mėsa kepa, jinai gali ir ilgiau pakepti ir aukštesnėje temperatūroje kepti, o krūtinėlės nereikia perkepti. Tai tikslas bus pasiekti viduje, kad būtų 74 laipsniai krūtinėlė, o kita vištos dalis jau bus irgi iškepusi iki to laiko. Iš mano patirties vištai tikrai nereikėtų per daug duoti dūmo, nes pasidaro guminė oda, tokia sunkiai sukramtoma. Ir šiaip subtilesnis tas aromatas yra geresnis mano nuomonė. Kadangi kepam mažam kamade, tai kad viskas tilptų, nededu grotelių laikiklio sistemos, tiesiog dedu groteles tiesiai. Tam, kad višta tinkamai keptų, naudosiu termometrą, šiuo atveju bevėlį termometrą, bet tinka ir bet koks kitas, jeigu turite. Kai jau baigia rūgti pagaliukas, kurį įdėjom į anglis, galima papildomai dar įdėti po apačią ir pratęsti šiek tiek rūkinimosi procesą. Kepsninės temperatūra turėtų neviršyti kokio 170 laipsnių, 175 laipsnių Celsijaus, nebent prieš pabaigą dar galima šiek tiek stipriau pakepti, kad odelė labiau apskrustų. Kai temperatūra krūtinėlės viduje pasiekia 74 laipsnius Celsijaus, galima vištą nuimti ir reikia leisti jį truputį pavėsti. Tai tam, kad pasiskirstytų sultis ir jinai baigtų kepti. Bekepant vištą išsiskiria nemažai sulčių ir riebalų, tai šiuo atveju indas, kurį padėjom po apačią, jisai prikaupė nemažai tų nešvarumų, tai aš rekomenduoju naudoti. Po kokių 10-15 minučių vištą galima jau pjaustyti ir valgyti, tai tokiu atveju tiesiog mažiau sulčių išbėga ir mėsa būna sultingesnė. Kadangi prieskonių mišinys, kurį naudojau prieš uždedant vištą, turi savyje cukraus truputį, tai gavosi jinai tokia tamsesnė, bet skonis tikrai labai geras. Toks kepimo būdas yra gana paprastas, bet tikrai dažniausiai rezultatas yra puikus. Svarbiausia yra neperkepti krūtinėlės. Ir man pagrindinis yra rodiklis, kai krūtinėlė yra puikiai iškepusi, tuo pačiu yra sultinga ir skani. Rekomenduoju pabandyti ir šitą būdą, bet žinoma vištos kepimo būdų yra daugiau. Tai tokiu būdu kepu turbūt rečiau negu padarant išklotinę.
bet tikrai verta pabandyti. Labai skani ir sultinga višta. Skanaus ir iki kito karto.